16 uždavinukas. Mums reikia sudėti štai tokius laipsnius. Iš pirmo žvilgsnio atrodo labai baisu, čia labai baisų skaičiai, bet iš tikrųjų visai nebaisu. Pažiūrėk, yra 4 tokie patys dėmenys. Mes sudedam, pavyzdžiui, x plus x plus x plus x. Kas būtų? Būtų 4x. Saldainis plus saldainis plus saldainis plus saldainis būtų 4 saldainiai. Taigi mes, kai juos sudedam ir gaunam 4 tokius pačius, štai skaičius 2027 ketvirtosios. Dabar reikia atlikti veiksmus su laipsniais. Tai mes turime suvienodinti pagrindus. To labiau, kad ir sąlygoje parašyta, mes turim pertvarkyti taip, kad būtų 2 pakelta kažkokiu laipsniu. Tai dabar žiūriu, vietoj 4 parašau 2 kvadratu, vietoj 32 parašau 2 penktuoju ir dar pakelta 2027 ketvirtosiom. Lygu. Keliant laipsnį laipsnių rodikliai susidaugina, reiškia, čia yra 5 kart 2027 ir padalinta iš 4, o dauginant laipsnį iš laipsnių rodiklius sudedam. Prie 2 aš pridedu štai šitą skaičių. Na, aš jau čia nebedauginsiu, apskaičiuoti mes galime ir skaičiuotuvu ir pamatysime, kad gausime 2 pakeltą, o čia 10 143 ketvirtosios. Taigi atsakymas yra štai šis.